Kartą portale udiena.lt svečiuojasi mūsų nuostabioji Vyžuoniškė, buvusi garsioji bibliotekininkė, dabar tapusi pasirodo net dailininkė, Baniutė Baravykienė. Sakykit, iš kur tas pomėgis atsirado piešti, kaip sakėt, minėjo 25 metai atgal? Iš neturėjimo kas veikti. Tai irgi geras susijimas. Geras. Ir kodėl va tokie portretai įdomus jūsų, va čia sakykime ant sienos kabo? Mergaitės, visokie baubukai, kas čia yra? Kodėl būtent jie? Va šita moteris tai yra pelenų dienos simbolis. Čia va ir pelenai pataškyti. O čia moterys. Nu, įvairios, kaip gyvenime būna, tai taip įvairiom fizionomijom. Kaip ranka vedžioja, taip ir nupaišiau. O tai kaip, tai paimat flamasterį ir ranka važiuoja pati? Taip. O kur fantazija jūsų tada atsiranda? Braukant atsiranda, iškrinta kažkas iš galvos ant popierio. Ant balto lapo, taip? Ant balto lapo. Ir aš žiūriu, pas jūs yra ir gėlyčių nupaišytų nemažai gražių. Kodėl gėlytės? Kodėl gamta? Ai, gamta. Be gamtos neįsivaizduoju aš savęs. Nuo vaikystės gamtoj, Ginučių upėse, ežeruose išbraidyta viskas. Viesulas pergyventa, kai akyse pakelia aukštyn šienų vartant ir iškabina į medžių viršūnių. Tai buvo linksma, ne? Baisu. Ant Piliakalnios buvo užtemimas saulės. Sėdėjau tarp paparčių, bet tada tai baisu buvo ir drebėjau, nuvėjau žemogel. Berods 56 gal metai buvo. Tai tie vaizdiniai ir išliko iki šiol ir jie gulo ant lapo popieriaus, taip? Na taip. Viskas, metų kraitys. Tai šiemet švenčiat gražų, smagų jubiliejų. Iki 100 liko tik 10 metų. Tai dar paimkite lapų 10 ir dar nupaišykite baubukų ir visokių gražių grožybių ir mergaičių veidelių. Ir berniukų trūkstagi. 10 paveikslų dar tapysit, kiekvieni metai po vieną, gerai? Ir tada 100 metų, kai bus jums. O jūsų linkėjimai, redaktoriau, labai dideli, bet dabar kiekvieną dieną, taip ir sakoma, reikia pragyventi dar. Tai ką, sėkmės jums tada ir geros sveikatos. Dėkoju.